Sveiki visi, aš esu Violeta, aš esu trenerė, asmeninio augimo trenerė, coacherė ir pozityviosios psichoterapijos konsultantė iš Klaipėdos. Ir kadangi savo socialinėse tinkluose nieko nerašau lietuviškai, o gaunu labai daug klausimų iš savo klientų, tai mane taip paskatino pradėti kalbėti su jumis ir atsakinėti į klausimus, įrašant vaizdo įrašus. Tai čia mano pirmas įrašas. Tikėkime, kad bus ne paskutinis, nors su manim visko būna, aš galiu prižadėti ir paskui negrįžti. Tai to klausimas buvo toks, kodėlgi mums moterims taip yra sunku gyventi šitame pasaulyje, kodėl mes tiek daug turime daryti, ir vyrą palaikyti, ir vaikus auginti, ir valgyti daryti, dar dirbti. Kodėl tiek daug ant mūsų, kodėl mes tokios nelaimingos, kodėl mes tokios, tiesiog tokios, kokios esam. Ir kame iš tikrųjų yra moters paskirtis, kokia yra moters misija. Kadangi aš esu 2 moterų programų trenerė sertifikuota ir aš dirbu su moterim, vedu įvairius kursus, stovyklas organizuoju moterims ir mes tą temą labai daug dirbom. Tai aš norėčiau pasakyti taip, viena iš tų programų, kurią aš vedu, tai yra 10 moters priesaikų arba 10 moters vidinių tiesų. Ir ta paslaptis apie tai, kokia moters yra misija, kokia paskirtis jos, yra net 10 priesaika. Tai reikia praeiti visas 9, kad sužinoti, dėl ko tu iš tikrųjų atėjai į tą žemę. O aš jums dabar tą paslaptį atskleisiu. Ir tai yra apie tai, kad tik moteris moka mylėti be jokių sąlygų. Tik moteris sugeba šildyti savo jausmais, savo meilę. Tik moteris sugeba skleisti tą šviesą, kuri yra joje. Ir iš tikrųjų, moters paslaptis išmokti būti atsipalaidavusią, laimingą ir savyje kurti tokią būseną, pavadinkim ją laimės būseną, ne? Tokia būsena, kuri skleisis iš jos, kurią jinai galės perduoti visiems, kas yra aplinkui, ir kurią jinai galės pasidalinti šitą energiją, kurią moteris galės pasidalinti su aplinkiniais. Ir iš tikrųjų, kai mes ryte atsikeliam, jeigu tai būtų, pasvajokim, jeigu kiekviena moteris ryte atsikeltų ir sukurtų tokią būseną, tokią laimingą savyje būseną, tokią moterišką būseną, tokią energiją, meilės, šviesos, palaimos, ir su ta energija išeitų į pasaulį, arba tiesiog į savo šeimą, į virtuvę pradėtų gaminti, valgyti. Tai ta energija skleistusi, ir tada visa šeima būtų laiminga. Visi darbe kolegos būtų laimingi. Ir tiesiog keistusi visas pasaulis, visi žemės gyventojai. Jeigu moteris prisimins, kad jos paskirtis žemė yra būti moterim. Būti moterim ir skleisti tą meilę ir šviesą pastoviai. Nes vyrai yra sukurti visiškai kitokiem dalykam. Ir jiems tos meilės, jiems tos moteriškos energijos labai trūksta. O mes iš tikrųjų, gyvenant šitokiame pasaulyje, mums yra sunku tai išlaikyti. Dėl to tai yra iš tikrųjų darbas būti moterim, būti tikra moterim, realizuoti savo misiją. Aš nežinau, ant kiek aš aiškiai savo mintį jum danešiu, ant kiek aš aiškiai pasakiau, ką aš norėjau pasakyti. Bet jeigu jūs manęs paklausit komentaruose, aš galėsiu praplėsti tą temą ir galbūt, ne galbūt, o taip ir yra, reiktų pradėti nuo pat pirmos priesaikos, ir aiškinti, kaip moteris turėtų prieiti prie savo misijos. Nes tai turėtų būti džiaugsmas, tai turėtų būti daryta lengva. Tai būti moterim
pagrindė reikia nepamiršti, kad aš esu tiesiog moteris, aš esu pasaulio puošmena. Ir mes ateinam kaip tos rožės, kurios ne tik puošia pasaulį, bet ir skleidžia tą energiją, tą aromatą, ne, tą kvapą nuostabų, dėl kurio visi mes mėgstam tas rožės. Ne? Tai vat moters misija puošti tą pasaulį savo energetiką, ne tik savo išvaizdą, ne? Nes mes labai daug dedam į savo išvaizdas, mes labai prižiūrim save, sportuojam, dažomės ir taip toliau, einam ten pas kosmetologės ir ten darom net kai kurias procedūras, operacijas, bet iš tikrųjų mūsų vertė svarbiausia tai yra mūsų būsena. Jeigu kiekvienos moters būsena pasikeis į laimingą, tai patikėkit manim, bus laiminga ne tik pati moteris, ne tik jos šeima ir aplinkiniai, bet bus laiminga visa mūsų Žemės planeta. Šiandien tiek.